Na ką, interneto influenceriai, pilna sėdmenų treniravimo diena, pažiūrėkim, ką turim čia. Rumėniška trauka, ne? Vėl rumėniška trauka su atskirom pusėm. Kas glūbi... Oho, kaip puiku, tarpasme, labai retai, kada matau tokią gerą techniką, matom stuburas niekiek nesilankstų, visas darbas būtent iš klubų sąnario kaip ir turėtų būti atliekama, tai žiauriai gerai, labai retai, kada taip matau. Abdukcija toliau, hiperekstensija sėdmenims. Ir sumo pritupimo. Jo, labai, sakykime, vykę pratimai, techniškai labai gražiai atliekama, labai geras pavyzdys, kaip turėtų būti atliekami pratimai. Gal vienintelė pastaba, tai tas bendras turis, tarpasme, kad daugokai atliekama ir taip pakraunama ir priekinė, ir galinė šlaunies dalis, bet šiek tiek daug krūvio, nes įtariama tiesiog, kad nėra efektyviai atliekami pratimų, nes kokie 2, gal netgi 3 paskutiniai pratimai jau turbūt nebus efektyvus, nes tų jėgų nebebus. Jeigu jūs galvojate, kokius 5 pratimus galite atlikti stipriai, tai niekada neturėjote efektyvios treniruotės.